Sveiki, draugai. Šiandien epizodas bus kitoks. Taip, bus apie žvejybą, bet man neįprasta žvejyba. Apie kokią jau papasakosiu tiesiai iš vietos, o dabar važiuojame. Tai labas rytas, žvejai. Esu vietoje. Vieta, kaip matėte, iš stendo Kintų karpynas. Šiandien man neįprasta žvejyba. Pamėginsiu sumedžioti karpį arba amūrą. Šis prūdelis, kuriame žvejosiu, bus ir karpių, ir amūrų. Dėl kitos žuvies nesu garantuotas. Visos dienos žvejyba 30 eurų. Tai nėra ypatingai brangu. Tačiau žinant, kad vieta yra puikiai žuvinta ir šokinėja žuvis, ir jų matosi tikrai ne viena šokanti, medžiojanti, tai turiu galvoj, kad šiandien gali pasisekti. O šiandien naudosiu, aišku, greitai iškylančią šėryklą su sparneliais. Turiu pasidaręs trišakiuką, tik nežinau, ar jisai atlaikys gerą žuvį. Pavadėlis paprastas lydekinis, karpinis pavadėlis plauko sistema. Boiliukai įvairiausi, tropinis vaisius, marcipanas, braškė plius, česnakas, vanilė. Norfiniai, bet galbūt ir norfiniai boiliukai veikia. Taip pat turiu nusipirkęs melasos, truputį pasisaldinti, sliekų dzikų, bet nemanau, kad karpis ims, jeigu nekiptų ant boilių, bet pamėginti galima. Likusio kukurūzinio pašaro, pelečių naudojamų pašare ir karpinio jauko. Taip pat man neįprastas dalykas yra signalizatorius, su kuriuo mėginsiu išmokti dirbti. Beždžionėlė jau savaime aišku moku dirbti. Ir prūdelis, kuriame pamėginsim pagauti šią žuvį. Ir pradėsim gamybą. O gamyba yra paprasta. Truputį pasisėmiau vandens, esu matęs, kad reikia, aišku, tirpinti atskirai, tačiau melasos daug nenaudosiu, ištirpinsiu taip, kad po to galėčiau visą pašarą, viską naudoti bendrai viename. Kaip ir ištirpinta, aišku, reikės ir palaukti, kol subrinkinsiu jauką, tai lauksiu, kol rišius sistemas, o dabar jaukas. Kukurūzinio likutis, po to įbersim truputį pelečių ir karpinio jauko. Karpinis kukurūzas, marmaksas, karpiam. Natūralu, originali formulė. Praeitą kartą žvejojant ant šio jauko kibo karosai. Tai tikiuosi šiandien galbūt čia karosų nebus, bet jeigu ir karpis nekirs, galbūt ir jeigu yra įžuvinta karosais ir karosų pasitaikys. Sekantis dypeksas, karpinis. Ir tigriniai riešutai. Parduotuvėje sakė, kad šios peletės labai einamos ir labai gerai pritraukia karpį. Dinamitas. Na, mėginsim dinamitą. Na ir viskas atrodo štai šitaip. Karpinis jaukas, dypekso, peletės dinamito ir marmakso apačioj pašaras. Viską išmaišysim, jau pabrinkinsim, dar kartą padrėkinsim, kol susirišiu visas sistemas. Turės būti gerai, manau. Jaukas jau subrinkintas, taip tiesiog reikėtų jaučiu sakyti, ir prasideda mano sistemėlės ruošimas. Karabinukas ant pagrindinio valo, trišakiukas su karabinukais, pavadėlis šėryklai ir pavadėlis karpiam. Aišku, galit pakomentuoti, jeigu kažką darau ne taip, nes mano karpių žūklė yra pirmoji, tai baisiai neteiskit.
Gal yra kažkokių kitokių sistemų rišimų, kurios labiau laiko, tačiau aš žinau tik tai kol kas šitą. Ir tikiuosi, kad šita sistema pasiteisins. O jie atrodo va šitaip. Pavadėlis su šėrykla, plauko pavadėlis, plaukų sistemas, trikampiukas, karabinukų ir sparnuotojų šėrykla. Pradžiai mėginsiu česnakinį boilį. Žiūrėsiu, kas iš česnako gausis, nes esu matęs visai neseniai, kad ant česnakinių boilių labai gerai kimba. Pamėginsim tą įvertinti šiandien ir ar tai yra teisybė, ar tiesiog kažkas tai pagavo žuvį ant česnakinio boilio atsitiktinai. Na va, meškerė stovi, signalizatorius paruoštas, jaukas pašaras užmestas, belieka laukti. Vėjas taip pat šiandien besikeičiančios krypties pietvakarių. Tikiuosi, tai neturės labai didelės įtakos. Praėjo kol kas dar 10 minučių žvejybos. Kol kas tylu. Matysim, kas lauks vėliau. O kol kas per laukimą reikės eiti 10 valandą, susimokėti už žvejybą ir grįžus žiūrėti, ar pasiteisins česnako boilis, ar reikės dėti, kaip praeitą kartą, pirmą kartą mėginau dėti marcipaną. Marcipanas puikiai sudirbo, turėjau gerą kibimą, tačiau nepakirtau iki galo matyti, įspjovė. O šiandien tikiuosi nors pirmą kartą gyvenime palaikyti karpį rankose. Nu ir turim pirmą žuvį. Aišku, kibimo neužfiksavau, bet yra. Ir kas galvoja, kad čia nėra karosų, jeigu neapsirinko. Tikrai ne karpis, jo karosas, kurį. Karosas. Visai neblogas, sakyčiau. Ar karpis? Nu ne karpis, nu karosas. Geras. Iškilmingas žuvies paleidimas. Pirma žuvis. Bye bye. Na ir nemaniau iš tikrųjų, kai buvo sakyta, kad čia yra karpinis ir amūrinis tvenkinys. Čia pasirodo yra ir karosų, ir kiek mačiau šokinėja ir mailiukų galima pavadinti žuvelės. Mažas, tai pasirodo čia yra toksai irgi kaip ir mišrus tvenkinukas. Pirmas kibimas, valio, karosas. Nu į karpį tikrai nebuvo panašu. O česnakinis boilis kol kas turėjo 2 mėginimus prisiliesti ir manau reikia keisti iš česnako į vanilę. Pažiūrėsim, kaip su vanilė dirbsim. Tai kaip sako, apturėjau pirmą kibimą, apturėjau pirmą žuvį, atsidariau ant plūdinės, dzikas, kas galėjo pagalvoti. O dugninė kol kas tyli, pakeitus į vanilinį, nei krepštą. Na, po truputį ant plūdės kimba. Gyliai įvairūs. Prie pat nėra baisiai gilu, apie metrą. Toliau truputį vietomis sekliau pasirodo, tokios, nežinau, kaip salelės, kažkokie perkritimai. O prie kranto kimba, toliau numetus plūdę nekimba. Permečiau dar vanilinį boilį, bet kol kas vėl tyla. Niekas nekimba ant boilių, ant dugninės. O plūdė nors šiek tiek duoda veiksmą. Nu nežinau, ar teisingą dieną pasirinkau žvejybai.
Kol kas tik tai, kaip minėjau, vienas karosas, vienas mėginimas prisiliesti prie česnakinio boilio. Vanilinis nedirba. Jokio bandymo, dabar dėti reikės mėginti marcipaną. Marcipano praeitą kartą turėjau gerą kibimą. Mėginsim šiandien padaryti tą patį. Marcipanas tyli, plūdė tyli. Gal rimtai, šiandien diena visai ne ta, vėjas ne tas ar mėnulio fazė. Bet šiek tiek bent ant plūdės mėgina pajudinti, dugninė visiškai nulis. Turiu mintį, kad marcipaną teks pakeisti į braškę, pamėginti. Dar palaukiam 10 minučių ir mėginsim keisti. Na, pamėginsim bairį tokį. Uždėjau vaisinį tutti frutti boilį 20 mm. Visai nemažas. Ir tuo pačiu uždėjau ant to paties kabliuko tropinį vaisių 10 mm. Aišku, tai gali būti nesąmonė didelė, vienas plaukiantis, kitas kęstantis. Mėginsiu taip, nes jau beveik 2 valanda, be 10:02 ir kibimas buvo tik tai ryte ant česnakinio. O sekanti partija braškė česnakas. Mėginsim taip miksuoti, abudu plaukiantis. Aišku, tai nėra gera mintis, saldus ir smirdantis. Bet kas belieka, kai norisi apturėti gerą kibimą. Po to mėginsim atskirai tiek braškę, tiek česnaką. Gal kas nors gausis. Plūdė tyli, katinas aplink vaikšto. Kibimų nulis, žuvis šokinėja. Tenai matot krūmus, palei krūmus ryte šoko tikrai nemažas karpis, bet viską pakuotis dabar ir eiti į tą pusę kažkaip nesinori. Kaip sakiau, prūdelis nemažas, pramėtyta plačiai ir nulis. Na, o dabar truputį pasamprotavimo. Vėjas pučia man į nugarą ir pagal visą teoriją, kiek esu girdėjęs, į kurį krantą atsimuša vėjas, ten yra šiltesnis vanduo ir ten stovi žuvis. Vadinasi, man reikėtų žvejoti kitoj pusėje, nes ten žuvis turėtų laikytis. Kita samprotavimo pusė yra ta, kad pramėčiau su plūdė, ganėtinai toli ir arti, ir dugninę metant labai giliai neskęsta. Tai galima daryti prielaidą teoriją, kad visas prūdelis yra apie porą metrų gylio. Kadangi plūdę pastačius į 2 metrus gylį, jinai dar kaip ir vietomis stovėtų, vietomis gulėtų. Mesti kažkur prie šakų, prie stataus kranto, tai turėčiau daryti artimiausią vietą ši pakrantė arba po šiuo medžiu. Kad karpiai ir amūrai stovi prie kerų ir suvirtusių medžių, esu girdėjęs. Galima patikrinti šią teoriją prieš tai rodytame krante, kadangi čia yra matosi iškirsti krūmai, o kur iškirsti krūmai, kažkada galimai turbūt yra buvusių šakų dar kažko, gali stovėti čia. Mesti į patį vidurį į centrą dar nemėginau, reikia pamėginti, keisti boilius, nemiksuoti jų galbūt. Reikia pamėginti ištraukti ir permesti į šį artimesnį krantą. Ką tik buvau nuėjęs pasižiūrėti dar į lentą, kas ten parašyta, ką iš tikrųjų aš čia galiu pagauti šitame prūde, bet ten tiesiog parašyta, kad karpiai yra amūrai, karpiai iki 8 kg. Tačiau nei vieno kibimo per visą dieną beveik neturėti, dabar yra jau 2:30 ir tuščia. Kaip matėte, tik tai viena žuvis. Ir kyla klausimas, o kada karpiai kimba ant zikų? Aš esu girdėjęs, kad jiem prieš žiemą reikia ruoštis, jie baltyminį maistą kerta, ten
ir tuos pačius gali pulti dzikus ir sliekus. Na, bet kukuliai, boiliai, tai vis tiek baltyminiai yra. Ir kažkaip nekimba. Reikia kažką keisti. Beveik, ne už kalnų 3:30. Dugninė tyli. Plūdė pajudina karts nuo karto vos. Kitaip sakant, neįpirst. Aišku, dar lyja truputį, purškė. Turiu prielaidą, kad šitam karpių amūrų tvenkinį neįsiūlys jiem nieko realiai, nes kiek pamėginau masalų, tik tais ryte česnakinį mėginau paragauti ir tyla. Žuvis nebešokinėja, kažkur dingusios. Pramėtyta tikrai nemažai. Dar pasėdėsiu galbūt iki 6, iki 7, žodžiu, kol pradės temti. Gal pradedant temti, pradės migruoti, ieškoti, maitintis. Bet, kaip sakiau, kol kas neįpirst. Iš tikrųjų, kol kas net neįdomu žvejoti. Pakeičiau žvejybos vietą. Gražu, viskas tvarkoja. Žuvis aplinkui šokinėja, karpiai šokinėja, karosai nekimba. Nieks nekimba, kitaip sakant. Ryte, kur matėte tą žuvį, kurią pagavau, tai vienintelė per visą dieną, o dabar yra 5 valanda. Kartais tokiu atveju kyla klausimas, ar aš blemba durnas ir žvejot nemoku, ar oras toksai kad tiesiog žuvis nekimba. Tylu, ramu kaip šuliniai. Net kas keiščiausia šitame prūdelėje dabar, kuriame žvejoju, yra netgi karosų ir labai neblogų egzempliorių, didelių labai. Ir praeitą kartą, kai buvom čia atvykę žvejoti, žvejojom ant kukurūzo česnakinio. Tai tą progą užsimečiau dabar kukurūzą, meluoju, boilį česnakinį. Šiaip pagal idėją visą teoriją turėtų kibti karosai, bet ir karpis turėtų paimti. Bet to tačiau, kaip sakiau, tylu kaip šuliniai. Panašu į kibimą. Kažkas mėgino imti česnaką. Signalizatorius sudirbo, tik neaišku, ar dar mėgina, ar jau turi. Širdis daužos kaip pasiutus, norisi didelio karpio. Prašyčiau bent vieną normalią šiandien žuvį. Galimai dar kimba, arba tiesiog prarijo kol kas boilį. Matysim netrukus. Šiaip gali būti, kad ir sėdi kažkas, nes vis patampo. Mėginsim daryti, prikolo, kaip aš sakau, kitaip. Užsisukam stabdį šiek tiek ir mėginam žiūrėti. Eina šonu, reiškia, turim kažką. Reiškia, kažkas yra. Kol kas nesispardo. Reikia pasimti graibštą ir laikyti. Ar tai bus karpis išsvajotas šiandieninis? Atsikabino blemba. Nesąmonė. Šakės, blin. Truputį per daug užsižaidžiu. Reikėjo kirst, iškart, vyniot, nežaist. Nieko baisaus. Boilis česnakinis. Karpiai šokinėja. Galbūt prasidės vakarinis kliovas. Plūdinė tyli su slieku dziku. Bent jau
dugninė šiek tiek juda. Dar pabūsim, pasėdėsim. Gal kas užkips rimčiau truputėlį. Na, greičiausiai ties šią vietą su jumis šiandien ir atsisveikinsiu. Kaip visada sakau, jei patiko vaizdelis, gali paspausti nykštuką. Jeigu negaila, paprenumeruok, tau tikrai nieko tai nekainuos, o man kaip kūrėjai tai svarbu. Ir jeigu yra žmonių jūsų tarpe, kurie domisi žvejyba ir tokia ganėtinai mėgėjiška žvejyba, kurią atlieku aš, kaip sekasi ir kaip nesiseka parodyti, pasidalink su draugais. Tai šiandien sakau iki greito. Na, jeigu iki 7 valandos turėsiu kibimą, dar ką nors parodysiu. O kol kas iki sekančių vaizdelių.